Wow. Nu ir rytas. Pagaliau radom robotą, kuris sugeba 20 arų pievą mūsų nupjauti per parą. Greičiau negu per parą. 17 valandų. Įskaitant pasikrovimus, tiek truko šiam robotui nupjauti šitą visą mūsų pievą. Kelis medelius mes jam įvedėm, visą kitą turėjo susiras past, naudodamas lazerį ir vaizdo kamerą. Niekur neustrigo, niekur nepakibo, yra bortelių, yra čia visko. Viskas puiku. Esam bandę ne vieną lidarinį, lazerinį, be GPS-inį robotą, aišku, be perimetro kabelio, kurie deklaruoja ir 20, ir 30 arų. Super premium klasė, kainuoja nemažai pinigų. Tikėjomės, kad bus fainas robotas, dėja po testų paaiškėjo, kad tie super robotai pjauna mūsų šitą 20 arų pievą beveik 3 paras. Išdalinam mes į dienas, kad nevažinėtų per šlapę pievą, ir gaunasi 5-6 dienos. Per tiek laiko užaugo žolė tiek, kad robotas pjauti tiesiog nebegali. Bandom leisti antrą kartą, pabandė, viskas. Traukiam sodo traktorių, nupjaunam žolę, tai koks čia tada robotas? Manėm, kad jau neberasim nieko, kas gali pjauti 20 arų turėdamas lidarą. Pagaliau turim robotą lidarinį, kuris lengvai 20 arų įveikia. Šaunuolis. Džiugus rytas, labai smagu, nepaisant, kad šlapia, visiems geros dienos, o mes einam toliau kraut, testuoti ir pratęsim apie jį dar ne vieną kartą.